Sveiki! Štai čia turime mano turbūt daugumai žinomą BAAMP stiprintuvą, kurį aš taip pavadinau, kai jį surinkau, nes buvo logiška tai pavadinti, nes čia yra du stiprintuvai – mikroschema ir lempos. Iš viso 4 kanalai, 2 lempiniai ir 2 mikroscheminiai, taip galima pasakyti. Kodėl aš staiga prie jo pristojau? Ogi todėl, kad jisai bus puikia priemonė atlikti šiokią tokią, kaip čia pasakius, šiokius tokius matavimus lempinio stiprintuvo. Nes čia stovi būtent vadinamas single-ended stiprintuvas, kur yra tik viena lempa ir transformatorius. Ne dvitaktė schema, o vientaktė, kitaip sakant. Pats paprasčiausias variantas stovi atseit geri kondensatoriai pleveliniai, ne drakono snarglių, kaip audiofilai rinktųsi, bet tikrai neprasti. Ir priešintampis sukurtas baterijom, kitaip tariant, super uber simple stiprintuvas. Tokie pastaruoju metu, jau senokai, ganėtinai yra ypatingai garbinami audiofilų visų, ir nes atseit jie paprasti ir tiksliausiai atkuria garsą. O kodėl mums nepaėmus ir nepajungus jo prie laptopo ir nepamatavus iškraipimų? Ir pažiūrėsim, iš kur atsiranda tikroji lempinė kokybė. Pirmiausia, reikia laptopui staliuko. Bus gerai. Pats laptopas irgi neprošal būtų. O tada mums reikės vieno šustresnio truputėlį dalykėlio, nes mums juk reiks per mikrofono įėjimą gauti signalą iš stiprintuvo išėjimo, todėl mums reikia specialų laidą pasiruošti. Taip, eisim iš kito galo, nes atrodo taip paprasčiau, taip pat Lietuva, kaip šalis pripratusi eiti iš kito galo ir viskas čia atvirkščiai, todėl manau bus tinkama taip aiškinti. Tai pradedam nuo 3,5 mm kištuko, kas aišku labai, kaip čia pasakius, paprasta. Ir kitam gale laido turim potenciometrą pajungtą įprastiniu būdu. Signalas ateina, tiksliau išeina, bet šiuo atveju galima atvirkščiai nagrinėti, nesvarbu, į centrinį. Kitaip tariant, centrinis šars laptopui signalą. O iš stiprintuvo ateina žali laidai. O šiuo metu turėsim lempinį stiprintuvą, todėl nesusidarys jokia kilpa ratu per žemes. Nes taip tai logiškai pagalvojus, tai juk būtų 2 kart žemė paduota į laptopą. Vieną kartą jie ateis per čia, o kitą kartą per signalą, kuris eina iš pačio laptopo, tai reiktų turėti omeny. Ir žiūrėti galbūt reikia kažkur vieną minusą atjungti nuo kažkurio iš 3,5 laidų. Bet šiuo atveju tai neaktualu ir manau, kas jau užsiims matavimais tokiais, tai tikrai supranta žemės kilpos konceptą, kaip sakant. O čia tai turim tiesiog apkrovą, iš kuriai lygiagrečiai realiai pajungti žali laidai, nes jeigu šertume tiesiai į laptopą, tai nebūtų daug apkrovos, būtų tik šitas daliklis. Čia kiek aš uždėjau, 470 ohmų. Kas nejuntama, kalbant apie apkrovas, kurį čia 10 ir čia suderinam, kad bendra būtų 4 ohmai. Tiesiog tai buvo po ranka tokie šudeliokai. Ir tada signalas nuimtas lygiagrečiai apkrovai patenka per daliklį, nesgi nenorim į laptopą paduoti 20 voltų į ausinių jungti. Tai šitą gerą idėją paderinti ir dar dėl visako, kad pasitikrint galima pamatuoti dar multimetrų, ar normaliai daliklis gavosi, nelabai išneša galva, su tom varžom tai galima tiesiog paduoti į apkrovą kokią nors DC įtampą ir pažiūrėti, kiek čia jos yra. Turi būti kokius, 10 kart mažiau, tarkim. Žiūrint, reikia žinoti, jeigu jūsų stiprintuvą maitina, tarkim, plus minus 20 voltų, tai teoriškai kiam voltų PP įtampos gali būti, tai reikia turėti omeny, kad laptopui netektų ten daugiau kokio 1 volto, mažiau dar gal. Tai ir daliklį atitinkamai 40 kartų kokių pasidarom, suderinam. Čia
nukarpyti laidai, bet tuoj mes pasidarysim šiam atveju. Va čia yra laidai, kurie jau eina į stiprintuvo išėjimą. Kai gyvenau mažam mieste, buvo tik RCA jungtis, todėl jas visada naudodavau nešiojamų kolonėlių ir kitokių savadarbių nesąmonių krovimui, nes nieko kito nebuvo. O čia jau tiesiog laidas, kuris buvo pagamintas jau gerokai vėliau savo seniem daiktam kraut, nes čia jau bananai, kurie tinka į mondrą, į kroviklį. Ir šiuo atveju tinka į stiprintuvo išėjimą, todėl mums tai reikia pajungti šito su šito, bet aš šito gadinti nenoriu, todėl pasiimsim kokį dar šudelioką. Šudelioką nejuokauju, nes čia yra užas tiesiog koks baisios kokybės daiktas, bet čikšt. Aišku, kadangi lempinis kelių vatų galios, aš nesirūpinu dėl varžos šito idiotiškai plono laido, bet turėkit omenyje, ten kažką keliasdešimt vatų matuojat, kad ant šito nekristų per daug. Lydmetalį irgi itin prastą naudoju, kad šito nepirkit, žodžiu, kuris vadinasi kaina. Geras, tik dabar pamačiau. Nors jis made in China yra. Kaina made in China. Dieve, mano žodžiu, nepirkit šūdas. Ir tada, ką tik priliečiau. Replės. Bet čia stipriau priliesta, tai užgožia. Nepatogu su kamera. Bet noriu šitą vietą parodyti, kad žmonės galiausiai įsisavintų, kad laidus reikia iš anksto padengti lydmetaliu, o ne tiesiog bandyti prisnargliuoti vėliau, todėl paimam ir padengiam. Šitas, aišku, itin šūdinas ir šūdinai dengiasi ir dar lydmetalį šūdinas, bet pasidengia. Ir, aišku, padengiam kitą, kuris šiuo atveju yra plikas laidininkas ir šitas jau biški geriau dengiasi. Bet čia nesimato kampu, ne? Va, pasidengia. Ir štai turim visą baigtą, baisę, bet naudingą grandinę. Čia va, galim šįkart nagrinėti iš tinkamos pusės, ne lietuviškai, kaip sakant. Va čia ateina iš stiprintuvo į apkrovą. Apkrova apkrauna imituodama garsiakalbį. Nuo apkrovos nuimama įtampa. Per dalyklį patenka į laptopą. Va taip, va. Šitie apkrovos rezistoriai stipriai įkaista, todėl nedėkit jų ant degių paviršių. Ir taip pat atkreipkite dėmesį pagal stiprintuvo galę, kad neiškeptumėt tiesiog savo rezistorių. Bet aš nesijaučiu, lyg šitam video turėčiau į pačius pagrindus lysti, aišku. Atsiprašau už daužimą, tokia jau natūra čia bus. Aišku, galėjau priimti šitą. Gerai, tai dabar tiesiog, kaip ir sakiau, prisijungiam prie stiprintuvo išėjimų. O kito kanalo išėjimai vis dar prijungti prie garsiakalbio, kuris ten už kadro guli stovi. Tai yra tam, kad lempiniam geriau nepalikt kanalo be apkrovos jokio. Todėl mes stebėsim va šitą vieną kanalą, kitas tiesiog apkrautas, kad jam nekenktų, nes viskas veikia kartu. Ir sunku čia atinginėti atskirai. Pačiam stiprintuvė reikėjo tokio modo. Pajungiau tiesiogiai signalą į stiprintuvą. Lempinį stiprintuvą, nes taip tai būtų ėję per filtrą žemiau 300 Hz. Realiai nieko neturėtume, nes šitas stiprintuvas yra, jo tokia esmė, kad jis 2 juostų. Žemą juostą groja mikroschema, o aukštąją lempus. Todėl padaviau tiesiogiai. Pat pasiėmiau multimetrą, reikia nusistatyti kažkokią galį. Iš pradžių pagalvojau, kad, paprastai 1 vato iškraipimai matuojami, bet šitas stiprintuvas realiai turbūt ten koks, nežinau, rašė 2 su 2,4 vato, ar kažkas tokio, bet turbūt ten rašė galę bendrą 2 kanalų, nežinau, bet 1 vatas bet kuriuo atveju gan nesąžininga, todėl metu šitą idėją, kad ten kažkiek vatų matuosiu tikriausiai. Taip pat ir multimetro neprireiks iš tikrųjų, nes, aišku, galima būtų pamatuoti įtampą ant apkrovos su generatorium, bet aš tiesiog paleisiu signalą, paklausysiu tos kolonėlės, kuri ten pajungta ir tiesiog įvertinsiu, koks būtų normalus klausimo garsumas, nes čia nežinau, kitaip nelabai išeis ir pamatuosim iškraipimus. Na štai nusistačiau čia viską. Nuo 10 iki 20 Hz matuosim ir
pasijungiau dabar, kad eitų signalas į kolonėlę. Paklausysim, kokiu čia garsumu sužvieks. Nu, tikrai panašu į, kaip būtų klausoma normaliai. Tai vat, pabandysim dabar tokiu pat lygiu paimti ir pamatuoti mūsų jau kanalą, kuris dešinys yra. Ir viskas gražu. Ir štai turim dažninę, kuri leidžiasi gan ankstokai, nes transformatorius apriboja žemus, o čia turim įdomią tendenciją, kad aukštų daugėja, kas iš tikrųjų dažnai yra vienas iš dalykų, kuris sukuria tokį švarumo pojūtį, kai aukšti dažniai sukelti. Dėl to ir būdavo seniau tradicija ant kokios radiotechnikos užmest žemų daug ir aukštų daug, ir tada atrodo, kad labai super groja daugam. O taip pat dėl iškraipimų, nu kiek mes turim THD, ant įprastinio 1 kHz turim 0,6 procentus iškraipimų. 0,6 procento tai yra, kas yra ganėtinai baisu. Ir kita tendencija, kurią matom, nu čia jau lygis leidžiasi, čia geriau nenagrinėti, bet va čia matom, kad realiai bendri iškraipimai realiai lygus antrai harmonikai. O antra harmonika, šitą va, sumirksėsim. Ir jinai realiai sutampa su suma iškraipimų. Tai reiškia, jie tokie dideli, kad kitų iškraipimų atžvilgių, kad realiai antra harmonika dominuoja. Va čia ir turim lempinio kokybę, didžiąją kokybę vertinama labai. Trečia harmonika realiai nėra jos. O kas įdomu, kaip šitą stiprintuvą aš naudoju nuo 300 Hz, tai čia iš vis viena antra harmonika. Dėl to man taip ir patinka jos skambesys. Čia geras prikolas. Apgauni save klausydamas lempinio tiesiog. Aišku, ten mandras šustras lempinis turės mažesnius iškraipimus, bet vis tiek 10 kartų didesnius už eilinę LM3886 pavyzdžiui. Bet sakau, būtent va, ta antra harmonika ir sukuria tą lempinį visų garbinamą skambesį. Iš vis čia mes matavom, nežinau, gal 0,25 W gale, nes čia būtų užas, šitie iškraipimai ten iš vis 10 procentų būtų. Jeigu matuotume didesnę gale, o nu, jie gan linijinis jų toks kilimas ganėtinai būna, kylant galiai. Ne taip, kad mikroschema būna netgi krenta ir šauna tada. O čia kaip tik, va, taip eina įstriža ir kyla iškraipimai. O va, galim tiesiog paimti ir gerokai tyliau pamatuoti. Nu, gerokai mažesnių lygių. Ir tada iš karto pamatysim, kad jau 0,4 iškraipimai, 0,3 ten panašiai. Aišku, pas mus įėjimo lygį dar galim pakelt su potenciometru savo dalikliu, kad tiksliau pamatuoti silpną signalą ir galim dar tyliau. Pažiūrėsim ant mažų signalų, kokie rezultatai bus. Ir galim pastebėti, kad jau 0,28 kažkur iškraipimai panašiai. Tai va, ko mažesnė galia, to mažesni iškraipimai. Bet visada antra harmonika aukščiausiai. Kaip matom, čia jau biški, jinai netiek žiauriai jau, nu ne vien ji, aiškiai, nes tarpas tarp bendros sumos ir jos, bet vis tiek antra harmonika dominuoja. Ir kaip nedaryk, aišku, jeigu užsuksim stipriai, dar galim pažiūrėti, kas gausis iš tikrųjų, žinoma, ideali suma gavosi realiai harmonikų, antros ir sumos, nu, iš antros harmonikos ir visų harmonikų sumos realiai kreivės tai viena ant kitos. Antroji malonioji klausyti harmonika tiesiog uždominuoja, kaip sakant.
Nu ką, va toks ir dalykas, jei matuotume čia tą pačią mikroschemą, kuri stovi tam stiprintuvė irgi, tai matytume greičiausiai, kad trečia harmonika dominuoja, bet iškraipimai bus per maži, kad mažesni už laptopo garso traktą, tai mes nieko ten įdomaus nepamatysim, nes laptopas kažkur 0,05 ar kiek mažiau, mikroschema dar vieną 0 turės po kablelių, dėl to net nebandysiu aš jos matuoti, nes iškraipimai per maži, bet greičiausiai dominuos trečia harmonika, o trečios harmonikos žmogaus klausa, tiksliau žmogaus psichologija kažkodėl netoleruoja ten visiškai ir ji daug mažesnė, netgi būdama žiauriai erzina. O vat lempinis puikiausiai skamba su tokiais tragiškais iškraipimais, apie 0,5% per visą, normalių garsų klausant. O garsiai tai dar daugiau. Kas įdomu, net ir garsiai užsukus, pavyzdžiui, klausau ir atrodo švaru visiškai. Tai va toks dalykas. Lempinė kokybė. Kaip norite, vertinkit. Kiekvienam savo, kaip sakant. Kas nori, kad grotų švariai, o kas nori, kad atrodytų, kad švariai groja. Tai va, aišku, čia gali daug pykčių būti, dėl to ir būna visada, bet tiesa yra tiesa. Na, ačiū, kad žiūrėjot, tiek šiam kartui, jeigu patiko, prenumeruokit, spauskit patinka, ten tralele ir susitiksim kitą kartą. Taip pat nepamirškit apsilankyti Facebooko puslapį, kuri nuoroda yra aprašyme. Jeigu dar nesat, tai galit palaikinti tą puslapį ir ten būna visokių update'ų ir panašiai. Iki.